didelis pasitikėjimas, jisai priverčia čia sumažinti atsargumą ir tada kaip tik užkipti už sukčių ten kabliuko. Kaimyną kažkokį apgavo gal, bet tas kaimynas toks, žinai, ten po to, vat, močiutė kokią. Manęs tai, ne, aš pasiruošęs esu labai. Aš tai žinau labai gerai, kad kokie tie būna skemai ir aš tikrai, vat, nepasiduosiu į tas pinklės. Kiek čia yra tiesos tame, kad, žmonės, jeigu jie labai sąmoningai taip tarsi seka savo pasaulį, tai jie negali patekti į sukčių pinklės. Yra dalis tiesos. Tai nėra 100% tiesa. Žmogus gali patekti, nes galbūt jam bus pritaikytas tam tikras momentas sukčiavimo, kuris jam jautrus bus, bet gali ir būti visai atsargus. Čia labai priklauso nuo to, kuo jisai tiki. Jeigu jis tiki, kad jam taip neatsitiks, tik tai dėl to, kad jis yra protingas, tai tada jisai turi tą tokią per didelį pasitikėjimą ir kartais tas didelis pasitikėjimas jisai priverčia čia sumažinti atsargumą ir tada kaip tik užkipti už sukčių ten kabliuko. Protas atsijunginėja, emocijos ima viršų. Kaip ten tas mechanizmas atrodo? Taip, tai yra toksai terminas angliškas amygdala hijack, toks kai amygdala užgrobia visą valdžią iš dalies, čia kaip lėktuvo pagrobimas, tai kažkas tai vienas pagrobia lėktuvą. Tai čia lygiai migdolinis kūnas ten. Taip, tai tas migdolinis kūnas, jisai yra mažas, labai ganėtinai maža struktūra, bet gana stipri ir galinga, vadovaujanti emocijoms ir jinai stebi grėsmę 24 valandas per parą, visada stebi, tai vadinasi, kad tai, kai aktyvuojasi dėl kažkokios grėsmės arba skubos, tai smegenys tuo metu nori išspręsti tą problemą. Jos nemėgsta labai stipriai būti diskomforte, o bet kokia grėsmė yra diskomfortas ir nori iš karto čia ir dabar išspręsti. Ir jeigu yra pasiūlomas sprendimas, tai tada žmogus ir tą darys. Kita dalis yra, kad dėl to migdolinio kūno užgrobimo visos sistemos mūsų kaktinės skiltis, kuria mąstančioji skiltis, jinai neveikia. Ir čia, jeigu kas skaitėt Kahnemano knygą, ten greitas ir lėtas mąstymo tipai, tai šitoj situacijai sukčiai veikia per tą pirmąją sistemą, kuri yra visiškai automatizuota. Aš greitai darau sprendimus, nes juos reikia greit daryti. Tai kai man kyla pavojus, aš turiu greitai automatiškai padaryti kažkokius sprendimus tam, kad tą pavojų sumažinti. Antroji sistema yra analitinė, mąstanti, tokia, kur jau užtrunkama pamąstyti, jau reikia sustoti, bet sukčių būdas yra toks, kad neleidžia antrai sistemai įsijungti, nes jie visą laiką skatina, skubina, reikia dabar, čia spręsti, jeigu gąsdina visokiais būdais, kad ten kažkas tai bus anas, trečias, ketvirtas. Čia yra per tas tokius, aišku, sukčiavimo tipus, kurie nėra romantiniai. Romantiniai yra visai kitokie, ten nėra tos grėsmės, ten sukuriamas rūpestis, bet ir ten kiti mechanizmai visai veiks. Bet tokiuose, kur ten telefoniniai, elektroninių laiškų, SMS įsiunčiam, ten sukuriama tokia grėsmė, tada ta pirma sistema su migdoliniu kūnu staiga sako, mums reikia dabar reaguoti greitai, spręsti. Antra sistema su kaktinė dalimi ramios miega užglušintos, nes jų dabar nereikia, nes sako, mes įspręsim.